Iš Evangelijos pagal Joną. Artėjant Žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventyklą statė, o tu statysi ją per 3 dienas? Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes Jėzui būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam visai nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Viešpaties žodis. Turime 2 galingas scenas šio sekmadienio Evangelijos ištraukose. Pirma iš jų tai yra prekeivių, pinigų keitėjų, aukų pardavėjų išvarymas iš šventyklos. Keista detalė būtų ta, kad Jėzus tiesiog nusipina rimbą. Rimbą įsinešti į šventyklą negalima, kaip ir lazdą ar kokį kitą ginklą. Tai šaltas ginklas, į šventyklą su juo įeiti negalima tais laikais. Gyvulių augintojai, kurie pardavinėja ten avis, jaučius, jie parduoda juos ne šiaip, tai ne turgus. Tie gyvuliai yra skirti paaukojimui, kad būtų paaukoti viešpačiui. Balandžiukai aukojami, kai žmonės priimami į izraelitų bendruomenę, kai tampa bendruomenės nariais. Taigi visi šitie daiktai, visa šita materija, kaip ir pinigai, jie skirti šventyklai. Viskas yra Dievo garbei, viskas yra Dievui. Tie pinigai buvo keičiami ne dėl to, kad būtų netinkama valiuta, o dėl to, kad pinigas su ciesoriaus atvaizdu šventykloje nepriimamas. Jį reikia iškeisti į tą, kuris galiotų šventykloje ir tada jį paaukoti. Žodžiu, viskas šventyklai, bet viskas Jėzui tarsi netinka. Jis išvaiko prekeivius ir čia evangelistas prisimena ištrauką iš Senojo testamento, kur psalmėje yra parašyta, kad uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Išvaikymas iš šventyklos visų dalykų, kurie yra neesminiai, kurie užgožia Dievą ir kurie padaro jo veidą tokį neryškų, koks jis būtų tarsi rūke, visa tai yra nereikalinga, visa tai yra negryna, nešvaru, visa tai yra nebūtina. Kontaktui su Dievu žmogus turi turėti visiškai laisvą kelią, jam negali niekas maišyti. Aišku, tai yra idealas ir žmonėms tai buvo, yra ir bus siekiamybė, tačiau Jėzus yra uolus. Uolumas, gerai pagalvojus, tai yra ne šiaip savo pastangos, ką nors daryti. Uolumas yra degimas, yra vos nesprogimas iš vidaus, vos ne visiškas savęs sudeginimas ant to tikslo laužo, dėl kurio save aukoji ir dėl kurio save supranti. Svarbu žodis šitoje pirmoje scenoje yra Jono pavartotas atsiminė, prisiminė. Atsiminimas, tai ir Velykų atsiminimas taip pat, ypač šiandien, kai kalbam apie viešpaties prisikėlimo atminimą ir atkartojimą. Žydų mentalitetui apskritai neturi tos prasmės, kurią mes turim šiandien, tokia utilitaristinė prasme, tai yra ateina Velykos ir vėl, praeis Velykos ir vėl bus kitos.
Ne, Velykos niekada nėra įvykis, kurį tik prisimenam, kuris ateina ir praeina ir kurio nebelieka. Velykos tiek žydui, tiek šiandienos krikščioniui, tai yra žmogui, kuris gyvena pagal Bibliją, yra įvykio sudabartinimas. Jo išgyvenimas mano situacijoje konkrečiai, bet visiškai gyvai. Tas įvykis prakalba man nauja kalba mano esamoj būty ir mano aplinkybėse. Taip, kad šitos Velykos, jos ir man turės prakalbėti ir mes tam besiruošdami turim ruošti save kaip tas šventyklas, išvalyti pačių savo širdį nuo visų dalykų, kurie trukdo, kurie yra neesminiai, kurie užgožia ar padaro Dievą regimą tarsi rūke, kurie neįgalina mūsų pilnutiniam kontaktui su juo. Ir labai trumpai apie antrą sceną, kuri minima šiandienos Evangelijoje, tai yra Jėzaus drąsus pasakymas, kuris paskui beje bus, girdėsim neužilgo, bus primintas Jėzui ir jo teisme šventąjį penktadienį. Jam bus priminta, kad jis sakė, tu esi tas, kuris sakė, kad gali nugriauti šventyklą ir ji bus pastatyta, tai parodyk, kaip tai bus. Čia grįžtant prie šito teksto turim paminėti, kad Jėzus kalba ne apie tą šventyklą, kuri pradėta statyti 2019 metais prieš jo gimimą ir kurios statyba vyko 46 metus, kaip girdėjom, bet kalba apie savo kūno šventyklą. Ne apie tą šventyklą, kurioje galima pardavinėti gyvulius, balandžiukus ir keisti pinigus, bet kalba apie tą šventyklą, kuri yra jo kūnas ir kurios nariai esam kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas mes esam Kristaus kūno nariai, o visi kartu tai yra bažnyčia, tai yra bendruomenė, tai yra liturginis susirinkimas, kiekvienas ir ypač velykinis, mes esam Viešpaties šventyklos gyva išraiška. Ir tokiam laukime, tokiam savo širdies tyrinimo procese palieka mus Dievas laukti ir ruoštis Kristaus Velykoms, tai yra Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykiai.